Tai aš bandysiu taip susifokusuoti savo pranešime į klausimą apie tapatybę, kuri vystoma per aktyvų santykį su aplinka. Ir galbūt turėčiau pradėti nuo to, kad nuo epizodo, kuris ir paskatino mane kaip atvažiuoti čia. Tai yra vasarą įvykęs toks epizodas, kuris mane nustebino. Kai jūs visi žinote, kad iš Juodkrantės kursuoja laiveliai, kurių keleiviai gali apkeliauti pilkasias kopas arba mirusias kopas. Ir buvo labai įdomu stebėti, kaip žmonės reaguoja į pačią kopą kaip objektą, kuris paslėpia kažką, nes jos pristatomos kaip tai, po ko yra tam tikri objektai. Paprastai reklamuojamas ta kelionė taip, kad jūs galite aplankyti kopą, kuri tiesiog užbarstė, ar ne, kelis kaimus. Ir žmonės, kurie važiuoja matyti, pasižiūrėti į tą kopą, jie paprastai nusiteikia tam tikram reginiui. Ir labai įdomu stebėti, kaip atvykę į tam tikrą vietą, jie susiduria su savo pačiu lūkesčiu ir pamato tam tikrą ženklą, kuris nurodo tai, kas buvo praeityje, bet jie tos praeities negali apčiuopti, ir kaip elgėsi patys kapitonai tokių laivelių. Jie paprastai sako, štai atplaukiam. Ir labai dažnai pasigirsta iš keleivių replika, taigi čia nieko nėra. Ir tiesiog tada tampa aišku, kad mes nemokame susifokusuoti į tai, kas yra. Mes laukiame kažkokio objekto, kurį galėtume aptikti štai šiame landšafte. Tai mane kaip tik kažkaip intriguoja ir aš noriu jūsų pagalbą pabandyti atsakyti į klausimą, kokio tipo naratyvus galima išvystyti, adresuojant juos tokioms vietoms, kokios yra kopos, kurios kartu su to yra ne vietos, nes lyg tai ten kažkas turėtų būti, bet to nėra. Tai koks mūsų santykis su to nebuvimu. Ir šioje vietoje aš turėčiau pasiūlyti tokią trumpą schemą. Kaip paprastai iš miesto antropologijos perspektyvos kalbama apie vietos tapatumą. Mes žvelgiame į kiekvieną objektą, į kiekvieną miesto ar gamtos elementą, kaip per santykį su pasakojimais apie tą vietą. Tai yra, žiūrime, kokie pasakojimai formuojasi apie tam tikrus elementus ir per santykį su ritualais arba kasdieniam praktikom. Tai yra, mes klausime, kaip miestiečiai interpretuoja tam tikrus miesto elementus. Kaip pavyzdį, aš čia pateiksiu iš Vilniaus konteksto, bet būčiau labai dėkinga, jeigu jūs pailiustruotumėt irgi iš vietinio konteksto, analogišką iliustraciją pateiktumėt. Prieš jau daugoką metų teko stebėti, kaip stebuklo plytelė, kuri buvo instaliuota Gitenio Umbraso katedros aikštėje, pasirodė grindinyje, tiesiog dekoruota plytelė, kaip jį pradėjo akumuliuoti naujus vietos ritualus. Tai yra vieta, kuri buvo tranzitinė zona ir miestiečiai tiesiog praeidavo ją nesustodami, pradėjo traukti natūralių būdų miestiečius, be jokios lentelės informacinės šalia, kad apie ką šitą lentelę, ką reikia daryti, miestiečiai patys pradėjo plėtoti pasakojimą, ką reikia atlikti šioje vietoje ir pradėjo aiškinti vieni kitiems, kad čia reikia užsisakyti, sugalvoti norą. Ir kurį laiką galima buvo stebėti, kaip interpretacijos pradėjo keliauti. Tai yra, vieni miestiečiai sukosi ant tos plytelės, kiti šokinėjo. Ir tai buvo dvi kūniškos interpretacijos arba du šios vietos skaitymų būdai, kurie buvo įvynioti į tam tikrą naratyvą, tai yra apie tai, kad čia gali išsipildyti noras ir paprastai priduriama, aišku, kad tam tikram žmogui tas noras išsipildi. Panašių vietų galima sutikti daug kur, bet čia, pateikdama šitą iliustraciją, aš tiesiog noriu užakcentuoti, kad tik tą santykį tarp objektų, ritualų, tai yra kasdien kartojamo veiksmo, kolektyviai kartojamo, kolektyviai palaikomo ir pasakojimo apie vietą, kuri sustiprina tam tikros vietos reikšmę. Ir
dar vieną iliustraciją pateiksiu, iliustruodama tiesiog savo tezę apie tos santykius su vieta svarbą ir kalbėdama apie norėčiau Jums parodyti tokį fotoprojektą, kurio autorė ilgą laiką rinko turistinės nuotraukas daromas įvairiuose pasaulio miestuose. Ir šis projektas buvo daromas štai kokiu būdu, surinkusi daugelį ten šimtus kadrus skirtus tam tikrai vietai. Autorė tiesiog suplakė tos kadrus kartu. Ir šio eksperimento pasiekoje pasirodė, kad lankytojai tam tikrų erdvių, jie paprastai nustato erdvinį ir kūnišką santykį su elementais iš tam tikros perspektyvos, bandydami atkartoti tam tikrą rakursą. Įdomu yra tai, kad mes nevalingai atkartojame nuolat veiksmą ir pakartojame tarsi žvilgsnį, atkartojame patį. Valingai ar nevalingai, žinodami apie kitas padarytas nuotraukas arba nežinodami, bet praktiškai visą laiką atliekame tam tikrą ritualą, kolektyvinį veiksmą, net jeigu tai darome individualiai. Man atrodo, kad būtų įdomu pasižiūrėti, iš kokių būdų lankytojų kopų, kurie pirmą kartą susiduria su šituo elementu, kaip jie bando prakalbinti savo patirtį ir iš kokios kaip jie mato ir kaip jie aprašo savo tą matymo patirtį. Nes iki šiol, kiek teko man domėtis ir kalbėtis, kažkaip daryti interviu su tais keliautojais laiveliais, praktiškai naratyvas nėra išvystytas. Tas toks lokalus naratyvas, kuris leistų tiesiog atrakinti savo to egzistuojančio, neegzistuojančio objekto patyrimą. Ir dar vienas momentas, kurį aš norėčiau čia įvesti, tai pastaba apie kurortinių miestų ritmo struktūrą. Kurortai, skirtingai nuo daugelį kitų miestų, siūlo, turi išskirtinę ritmą, tai yra sulėtintą ritmą, kuris leidžia žvilgsniui tiek gyventojų, tiek lankytojų vietos skleistis laisvai. Ir tai paskatina intensyvesnę patirtį su aplinkiniais elementais. Ir kartu su to paskatina išvystyti tam tikrus ritualus su aplinka. Pavyzdžiui, kiekvieną vakarą eiti lydėti saulę. Arba kiekvieną vakarą vaikščioti pakrantę. Galima čia visai, aišku, ir vietinių gyventojų vystomų ritmų paminėti. Bet kas yra įdomu, kad šis kurortininko ir vietos gyventojo žvilgsnis, jis yra analogiškas tam, kurį puoselėja kaip tik miestų tyrinėtojų, miesto antropologai, kurie pilioja į tokią įdomią figūrą XIX amžiaus viduryje susikloščiusi Europos miestuose, tai yra flaneur. Flaneur tai yra bastūnas, laisvūnas, keliautojas miestu, kuris mėgaujasi tiesiog aplinkos patyrimais, tiek gamtiniais, tiek urbanistiniais. Ir jis svarbus miesto antropologams dėl tos priežasties, kad per savo tą laisvą klaidžiojimą, per tai, kad jo žvilgsnis nėra struktūruotas poreikio eiti į darbą arba bendrai paėmus tokios darbo laisvalaikio struktūros, jis gali patirti miestą kur kas intensyviau ir tiesiog patirti malonumą iš klaidžiojimų mieste, neieškodamas specialiai kažkokių objektų, bet paversdamas savo kelionę savitikslę. Ir aš galvoju, kad čia iš dalies, aišku, galėtų būti ir atsakymas į tą situaciją su kopomis, prie kurių atkeliavęs miestietis pasimeta ir nežino, kaip žiūrėti ir ką jis arba jį mato. Aš dar galėčiau paminėti tokį autorių Jamesą Elkinsą, tai yra vizualinis antropologas, kuris parašė visą eilę tekstų instrukcijų. Pavyzdžiui, kaip žiūrėti į žvaigždėtą dangų, kaip žiūrėti į medžius, bet deja, kiek varčiau, jis neparašė tekstų, kaip žiūrėti į kopas. Tuo tarpu, man atrodo, kad tokio tipo instrukcija, tiesiog bandant artikuliuoti savo pačių patirtį,
būtų įdomi ir tikrai būtų įdomu tai patyrinėti. Tai gal šitoje vietoje aš tiesiog džiugaudama tuo, kad kopas yra tam tikras iššūkis vaizduoti, sprogdina lankytojų vaizduoti ir tai yra katalizatorius naujų idėjų, kaip galima prakalbinti savo tą kasdienę patirtį. Adresuoju tą klausimą jūs, kaip įmanoma būtų apžaisti tą klausimą arba pasimetimą tų kasdienių lankytojų, kurie sako, bet aš čia nieko nematau. Ačiū už dėmesį. Iš įdomaus kampo pasižiūrėti į šitą mūsų vietinę situaciją, atrodo, galime nieko nematyti, nes tai tiek nuostabu, būtent netikėta, ir žinai, kaip reaguoti. Tai prašom diskusijai kokių nors klausimų, pasisakymų, pajautimų, ar ir kitaip jau nežinot net kaip čia reaguoti. Aš pastebėjimą gerą apie Grand Canyoną Nevadoje. Vakar jisai buvo iškilęs kažkada. Ir tenais buvo tema tokia, kad yra Grand Canyonas, kuris yra savo esmė labai išskirtinis daiktas ir ten tikrai galėtų ištelti atėjęs, jeigu jau savaime triukštas. Bet, kažkaip tai, žmonės jau to įspūdingumo jau atvirukose prisižiūri ir kai ateina Grand Canyonas, tai tada dar kažkaip įspūdingi, ar tai nuo jo ten skumą nušokti, arba galbūt jam pastatė stiklinį tiltą, ten netgi pašnūksiu, atrodo, ant labai sutinka. Ir tada dar adrenaliną, čia gali prisiminti, jūsų papačią matai, Bet tada pamatytų objektą. Bet, prasme, čia yra tas, tam nėra galo tokio, realiai, nes žmogus ieško savo prigimtimi geresnio vakarėlio, reiškia, vakarėlį neįdomus, tiesiog Grand Canyonas nebėra savaime įspūdingas, jam reikia dar ištikrinti, kas yra gal ir įdėma, bet jau kas toliau. Aš galvoju, kad čia galima dar kalbėti apie tokį susidūrimą skirtingų optikų arba skirtingų žiūrėjimo tipo. Tų miestiečių, kurie atvyksta iš triukšmingų miestų, kur jos dirgina įvairūs objektai, į meditatyvesnę aplinką ir turi kažkokiu momentu susifokusuoti iš naujo, ne? Ir aišku, tai gali padaryti tik pats. Nes instrukcijos, jokia teksto instrukcija nepadės, nes tu gali perskaityti apie tus kaimelius ir apie istoriją kopų, bet galiausiai tu vis tiek tikėsi kažką pamatyti. Ir šiaip tai antropologiniu požiūriu tai labai įdomi ribinė patirtis, toks pasimetimas suaugusio žmogaus, kuris supranta, kad jis turi kažką pamatyti, bet to nemato. Tai vadinasi, fokusas buvo kažkur kitur nukreiptas. Ir čia, aišku, tokių vietinių naratyvų klausimas yra intriguojantis. Kaip mes pasakojame vieni kitiems apie kopas, ar ne, per ką atskleidžiamos paprastai, atskleidžiama jų vertė. Dažniausiai turistus pasiekia vis dėlto istoriniai naratyvai. Kas čia buvo, kas yra labai įdomu. Pavyzdžiui, ana kopa buvo anais laikais aukštesnė negu dabar. Tai visą laiką visuose laiveliuose sako. Ir tai yra pagrindinės toks pranešimas. Arba čia buvo kaimelio, o dabar jų nėra. Tai irgi pagrindinės pranešimas. Tai kokie alternatyvūs naratyvai egzistuoja, irgi yra įdomu. Kas tai reikia tos kaimelius? Ne, čia iššūkis turi likti. Dar vieną tokį, gal jeigu visi čia provokacinius ir pranešimus ir visą kitą, kad iššaukti diskusiją, toks klausimas, jeigu šiandieną girdim, kad Nacionalinis parkas organizuoja rezervate pušaičių rovimą. Tai sako, jog, planai sodinimą. Tai reiškia, jog žmogaus tenai nevaikščiojimas ir nebuvimas, ta ramybė leidžia užaugti kopom, kurios yra vertybė. Jeigu visi žinome ir visi sutinkame, jog po 75 metų, ką mes bedarysim, kopų vis tiek nebebus, jos bus apžėlusios. Ir visi žinome, kad maksimaliai žmogaus vaikščiojimas kopose 10% įtakoja jų nykimą, o 90% vis tiek gamta, tegul būna 20, bet labai abejočiau. Gamta, tai ką mes saugome, galima tokį provokacinį klausimą atsakyti, ar per 70 metų jos sunyks, per 50 metų, ar ir vis tiek jų nebus. Ar sunyks būnant žmonėm ir tada legendom ir galbūt vaikam ten užgimusiem, toj nuostabioj gamtoj, kurie bus nuostabus menininkai, nes tėvai įkvėpime buvo. Ar tas 20 metų laikotarpis yra toks svarbus ir
toks, kad čia mes užmušinėjam, šaudom, dedam antrankius, baudžiam ir neleidžiam niekam jų pamatyti, nes tai yra 20 metų laikotarpis. Tai čia niekada savo negaliu atsakyti klausimą. Nerandu atsakymų savo niekada. Žinot, kas yra įdomu, aš kai sėdėjau čia ir klausiau pranešimų ir diskusijų, aš supratau, kad kiek dažnai čia pasirodo tas temporalumo klausimas, kuris kitose konferencijose paprastai tiesiog erdvė užleidžia erdvės klausimams. Tai yra kalbama apie objektus ir apie erdvę, o čia labai dažnai grįžtama prie laiko perspektyvos. Ir tai reiškia, kad pati vieta iš tiesų savo to intensyvę kaitą ir trapumu provokuoja mus galvoti apie laiką, apie vietą per laiką. Ir tai yra labai produktyvu ir labai iš tikrųjų dėkinga situacija, nes simuliuoti ją didmiestyje, pavyzdžiui, būtų labai sunku, bet čia, kai tu matai tą landšafto kaitą ir žinai, koks jis trapus, tada atsiranda... Kaita čia yra tapatybės. Ir laikas, pats ritmas tada tampa tapatybės, ir temporalumas, tas laikinumas irgi. Tai dabar metus 20 metų tamės laikotarpio, va čia visus tos jėgos metamos, saugojimai ir visa kita, į va tą kažkada būsimą 20 metų prailginimą tos kopos buvimo. Ar kad jinai bus ilgiau 20, o nesunyks per 50, jeigu leisim vaikščiot, o sunyks per 70, jeigu neleisim vaikščiot, ir niekam jūs nerodys. Tai čia tas yra svarbumas šitoj Kuršių nerijoje ir toj kopoje. Tas 20 metų ilgesnis šiek tiek jos pagyvavimas. Ar kaip? Čia taip jaučiu, kad ne tam žmogui klausiu. Ne, aš bendrai, aš tikrai neduodu tam klausimą, aš bendrai vat architektam, ką jie mąsto apie tai. Bet vėliau. Aš galvoju, Galiu dabar atsakyti, jeigu norite. Kas tas yra sunykimas? Tai yra žodis, kuris irgi turi labai daug atspalvių. Sunyksta iš viso dingsta, arba sunyksta tas vaizdas, kurį tu matėjai, ir jisai yra įprastas. Ir kaip keičiasi, reiškia, nieko nedarant, kaip keičiasi vaikštant žmonėm. Tai aš dabar savo akim, aš niekada gyvenime nevaikščiau po rezervatą, aš dabar pamačiau, kas ten vyksta. Žmonės vaikšto takeliais, jie nevaikšto minė, jeigu jie vaikščiotų va taip, kaip varovai per mišką, gal net būtų visai nieko, bet jie vaikšto takeliais. Tie takeliai iš karto pradeda įsigraužti, reiškia, ir jie naikina, yra kopos, užlipa ant viršaus, jau takelis. Ir jinai ima ir jos dingsta. Tačiau medžiai šalia augantys takelio, jie turės visišką laisvę ir jie užaugs labai aukšti ir tu nieko daugiau nematysi. Tai vat tą mes ir šnekam, kad reiškia to vaikščiojimo tiek, kiek ten ateinat ir tiek ten keli šimtai tų žmonių, jie tikrai nieko nepakeis. Bet jeigu mes tūkstančiais vaikščiosime tokiais takeliais, tai pasikeis ne taip, kaip mes norėtume, ne taip, kaip mes įsivaizduotume. O kad kopos užžals, kai medžius užsodino, mes pasmerkėm kopas mirčiai, bet jinai numirš dviem būdais. Arba jinai vakarų vėjo bus nunešta į marias, arba jinai užaugs. Vienas dalykas užauga žole, kitas dalykas užauga medžiais. Ir tol, kol užauga žole, mes matom tą visą puikią erdvę ir jie gėrimės. Tai dar ir jinai tampa stabili, jau jos nebenuneš vėjas į marias. Jeigu jinai užauga medžiais, tai dabar nuo kelio, jos jau nebesimato, jos jau nebėra. O nestabili kopa, kaip ir viskas, kas yra šiame pasaulyje nestabilu ir jautru, mus labiausiai jaudina. Kaip pustomas smėlis, jie nuputė ten į marias, ten jai kažkas atsitiko. Tai va tame yra visas tas judėjimas. Tas nestabilumas labiausiai suvirpina galbūt mūsų kažkokias tai sielos ten tos momentus, bet tai kopa neša į marias. Atsiprašau. Ne, tai pusę nuneš ir pusę paus, bet nestabilumas vaikščiojant dar didesnis tenai būtų. Bet čia labai šiaip svarbus buvo, reiškia, aš pamoderuosiu, labai buvo svarbus pasakytas, reiškia, sakinys, kad, reiškia, kopa susiformuos ne taip, kaip mes įsivaizduojame. Klausimas yra didžiausias, kad nėra išdiskutuota, kaip mes įsivaizduojame. Nes aplinkosaugininkai parkas įsivaizduoja vienaip, reiškia, architektai kitaip, politikai kitaip. Nėra vieno Šiuo atveju turiu pasakyti, kad mes visi skirtingai įsivaizduojame. Nors kažkiek, bet skirtingai. Ir tai, ką, sakysim, Aušra mato, būdama geografė ir turėdama vieną, sakysim, informacinį, sakysim, bloką ir, sakysim, žmogus, kuris, galbūt aria žemę kažkur tai Dzūkijoj ir atvažiuoja vienas iki šičia, jis visiškai kitką mato ir visai kitaip mato. Ir šiandien iš tikrųjų, ir šiaip aš randu ar savo tyrimus, mes iš tikrųjų saugome pojūčius ir atsiminimus. Ir kaip keičiasi kartos, taip keičiasi jų prisiminimai ir pojūčiai. Taip jisai yra, kaip nekeista, jisai dar yra
labai stiprus. Ir galiu tik tai vieną pasakyti, kuo daugiau didėja miškingumas, miškuose esantis, sakysim, estetinis šitą poveikis yra mažesnis negu atvirųjų erdvių. Supraskim vieną, mes negyvename kalnų regione, kur bet kur gali užsilipti ant didelio kalno ir pasijausti mažu ir dideliai erdvei. Vienintelė, ko gero, va tokia erdvė Lietuvoje, pasakykit, kur mes dar turime. Tai mes galim prieiti išvados, kad turim saugoti erdves, ir šiandien nors vieną ženklą mes šiandien surasime. Ir noriu vieną priminti avikalnį. Išnykusi, kažkadaise buvusi, bent jau tiek literatūrai šitą skaitau, bent jau 60-ųjų metų laikotarpis, 60-70 metai, mes turime labai garsų avikalnį ir ten buvo padaryta specialiai aikštelė ir vaizdas į mirusias kopas ir jis buvo išdainuotas ne ką mažiau negu Parnenas. Ko gero dar netgi daugiau. Ir šiandien ką mes turime? Tai ką? Turim dar. Turim atsiminimus. Tai šiuo atveju šiandien mes nebeturim tenais, bet mes turim kitur. Ir mūsų vaikai jau prisimins visai kitus naratyvus ir visai kitus pojūčius. Ir jie kitur pajaus ir jiems vertė bus jau kitoje vietoje.